daiktus jau visus susidėjau, išjudu link Slovakijos. Vėl šiandien karštoka ir šiek tiek susivėlinu. Dabar yra vietos laikų tai beveik 11, bet ganėtinai ilgai užtrukau su video montavimu. Tai va, pasimatysim kelyje. Iki. Sveiki visi, esu vis dar Lenkijoje, jau pravažiavau Krokuvą, liko iki planuojamo kempingo 120 km, dar po teisybę nežinau, ar jame apsustosiu, nes išankstinės rezervacijos nėra, tai bandysiu vietoj susitart. Jeigu nepavyks susitart, tai už 10 km mačiau dar vienas yra, tai važiuosiu iki jo. Diena taipogi karšta, virš 30 laipsnių, debesėlių nelabai. Lietaus irgi, nors vienu momentu buvo pakrapnoja, bet labai greit ir pasibaigė. Tai va, tai jaučiuosi puikiai, viskas tvarkoja, nepavargęs, geros nuotaikos. Važiuoju toliau, iki greito.
about to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out, die with my own doubts. Be free with me. Be free. Be free with me. Be free. Not looking back, eyes on the freeway, Bonnie and Clyde, a classic cliche. We're on the run, this is what we waited for. Oh, yeah. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out, die with my own doubts. Be free with me. Be free. Be free with me. Be free. Be free with me. Yeah, let's go. Be free with me. Oh, come on and let's go. Let's be free with me. Yeah. Sveiki visi, kaip matot, esu jau Slovakijai, jau pernakvojau ir po žygio. Trumpai apie vakar dieną, tai nuvažiavau 334 km, ne per daugiausia. Motociklas suvalgė kuro 4 litrus ant 100 km, tai parodo, kad realiai važiavau nebe autostrado, o labiau miesteliais ir kalvom, kalvelėm bei kalnais. Kelias iš tiesų buvo geras, nors 3 kartus papuolė lietutis, pranašavo netgi audrą. Iš pačio ryto gavau SMS-ą, kad geriau niekur nevykit, atsargiai, bet nelabai išsipildė, arba man pasisekė apvažiuoti. Būtų tekę reikėjo sustoti kažkur. Tai va, tai tiek. Trumpai apie kempingą. Tai kempingas iš tiesų įsikūręs prie antro pagal didumą Tatrų kalno. Iki jo 9,5 km kažkur. Mažas kempingas, labai tvarkingas. Nustebino, kad dušuose net dušo želė yra paliktas specialiai ir keičiamas. Wi-Fi'us, telefonus, kur pasikrauti yra. Visur išmėtyta po kempingą, nėra taip, kad tik kažkurioje vietoje, bet visur, kur palapinę pasistatysi, tai netoli gali pasikrauti ir telefoną. Yra parduotuvė maža, tai gali nusipirkti vandens, daržovių, sausainių, visko, ko nori, taipogi restoranėlis. Viskas greičiausiai tiek apie kempingą. O sumokėjau tai už naktį 22 eurus. Ir tai realiai neima pinigų pradžioje, kai atvyksti, sako, susimokėsi tada, kada išvyksti. Nes būna žmonės, kurie atvažiuoja vienai dienai, pasilieka ir savaitę. Tai va. Ir trečias dalykas,
sakiau, kad pasakysiu, kiek ir maisto išleidau. Tai vakar buvau sustojęs tik MC pavalgėt greitai. Tai išleidau 8 eurus Lenkijoje, suvalgiau 3 čyzus, kolos, bulvyčių ir pyragėlį. Paskiau dar vakare čianais vietinę dešrelę keptą, tokią ant griliaus suvalgiau, tai irgi 8 eurų. Tai bendrai 16 eurų. Tai tiek vat kainavo maistas. Tai vat, tai rytoj keliausiu jau į Vengriją. Tai skubu montuoti video ir ilsėtis, nes laukia taipogi įdomi diena. Vengrijoje dabar žiūrėjau, kad prognozuoja plus 32 laipsnius, jokių debesėlių. Tai bus iš tiesų karšta. Tai va, ačiū, kad žiūrit ir iki greito. Čiau.